Visur buvo antraštės, hormonai sukelia vėžį, visi turi nutraukti ir sukėlė daug tokios panikos. Pradėjus pakaitinę hormonų terapiją tuos pirmus 10 metų, širdies kraujagyslių rizika sumažėja, mirtingumas sumažėja, nutukimas prideda 23 papildomus atvejus 1000 moterų krūties vėžio. Taip. Pakaitinė hormonų terapija 4 papildomi atvejai. Ar pakaitinė hormonų terapija tai yra tie patys kontraceptikai? Geras klausimas. Tai dažnai moterys galvoja, jau man čia tas 50 metų, nors dar ir mėnesinės yra, bet galvoja, vis tiek aš čia nepastosiu. Šitos infekcijos, jos yra dažnesnės ir jų padaugėja, nes irgi galvoja. O čia ždykeliai. Dažna moteris menopauzės, nežinau, ar tik menopauzės periodu, ar ir perimenopauzijai gali jausti makšties sausumą, dėl ko jinai nenorėtų turėti lytinių santykių. Mano mėgstamiausias triukas su lubrikantais tai yra double glide technika, dvigubos slydimo technika. Geras seksas ir turi būti mesi. Mes sugrįžom su antra dalimi, Dovilė. Jau pirmoji daly jūs papasakojot apie tai, kaip mes galim savo pačios padėti su menopauzės periodu, o kaip yra su ta hormonų terapija. Papasakokit trumpai, kas tai yra ta pakaitinė hormonų terapija, kad visiems būtų aišku. Tai paprastai kalbant, pakaitinė hormonų terapija pakeičiam savo prarastus hormonus. Tai kaip kalbėjom pirmoji daly, estrogeno, progesterono ir kitų hormonų ryškiai sumažėja, tas sukelia simptomus. Ir jeigu niekas kitas nepadeda, sveikos gyvensenos pasirinkimai ir ką darom kasdien papildai, ir vis tiek simptomai vargina ir paveikia mūsų gyvenimo kokybę, tai pakaitinė arba menopauzės hormonų terapija, duodam tos hormonus atgal, ar tabletės, ar pleistro, ar kitą formą, ir tas padeda valdyti tuos simptomus. Tai pirminė tokia indikacija ar priežastis skirti, tai yra vidutinių ir sunkių menopauzė, su menopauze ar perimenopauze susijusių simptomų atsiradimas paveikiantis gyvenimo kokybę. Dabar vienas iš dažnų klausimų, tie kūnų identiški ar sintetiniai, ar kažkas, ar body identical, bioidentical ir visokie kitokie. Taip. Tai ką tas reiškia? Tai kūnų identiški hormonai ar hormonų terapija, tai preparatai, kurie turi hormonus identiškus mūsų kūnui, tai paprastai kalbant. Tai netgi jeigu tas preparatas pagamintas sintetiniu būdu, bet jis turi tą estradiolį, kurį mes gaminam savo kūne, tokia pat struktūra, tai jis ir vadinsis kaip kūnų identiškas. Tai yra estradiolis ir progesteronas. Arba kitas yra didrogesteronas, tai yra panašiausiai į mūsų natūralų progesterono struktūrą preparatai ir jie irgi bus kūnui identiški. Tai būtent tie preparatai, jie labiausiai atspindi mūsų kūno gaminamus hormonus ir jie turi geriausią tokį poveikį būtent simptomų kontroliai. Kada jau taikoma šita hormonų terapija, ar perimenopauzės periodu, ar jau menopauzė, kai ateina menopauzė ir postmenopauzės tas periodas, kada jau pradėti ją taikyti? Tai oficialiai yra tokios kelios pagrindinės priežastys skirti. Tai oficialus toks pasakymas, kad jau postmenopauzė, kai mėnesinės baigėsi ir yra simptomai, skiriam tą menopauzės hormonų terapiją. Bet žinom, kad ir perimenopauzei gali būti labai naudinga ir jeigu yra simptomai ir niekas kitas neveikia, tai ir perimenopauzės metu tikrai galima pradėti tą menopauzės hormonų terapiją. Bet labai svarbu paminėti ir kitą priežastį, jeigu yra ankstyva ar priešlaikinė menopauzė, ar priešlaikinis kiaušidžių nepakankamumas, kai prarandam tuos hormonus ar dėl ligų, ar neaiškių priežasčių, ar dėl operacijos, atstatyti tuos hormonus yra labai svarbu mums jaunam amžiui. Ir tuoj pasakysiu, kodėl, bet ta pakaitinė hormonų terapija tada pasidaro ne prabanga, bet būtinybė. Aišku, nebent yra tam tikrų priežasčių, kada tikrai negalim, tą aptarsim, bet netekus hormonų labai anksti, mes žinom, kad padidėja širdies kraujagyslių rizika daugiau negu 60% ir tai ir infarktų, ir kitų dalykų, ir demencijos rizika, osteoporozė. Maždaug 12% moterų su priešlaikinė ar ankstyva menopauzė turi osteoporozę gan greitai ir jau po 5 metų tie pokyčiai pasidaro tokie negrįžtami, kada juos jau vėliau sunku atstatyti. Tai kuo anksčiau mes tuos hormonus grąžinam į sistemą, tuo geresnė
yra mūsų ilgalaikė sveikata ir žinom, kad ankstyva ir priešlaikinė menopauzė padidina moterų mirtingumą 30% palyginus su to paties amžiaus moterim, kurioms nėra tos menopauzės, kurios turi savo hormonus. Tai tuo atveju pasidaro labai svarbu tuos hormonus atstatyti. Ir tai nėra tokio amžiaus, kada per anksti pradėti, bet jeigu kalbam apie tą tradicinę vidutinio amžiaus peri ir menopauzę, tai jos metu pagrinde yra simptomų kontroliai vidutinio ir sunkaus lygio paveikiančio gyvenimo kokybės simptomų kontroliai. Jaunoms tai ne tik simptomų kontroliai, bet ir ilgalaikės sveikatos prevencijai, kaulų apsaugai, širdies apsaugai, smegenų apsaugai. Turim tikrai daug studijų rodančių, kad sumažėja demencijos rizika, sumažėja širdies kraujagyslių rizika, žinoma kaulai, 50% osteoporozinių kaulų lūžių, tai šlaunikaulio lūžiai, klubo, stuburo, yra visiškai išvengiami, jeigu mes laiku imamės tam tikrų priemonių. Žinoma, baltymas, sportas, sveika mityba, bet ir pakaitinė hormonų terapija yra numeris 1 prevencija tai osteoporozė ir tiem kaulų lūžiam. O kodėl svarbu tie kaulų lūžiai? Tai jeigu ištinka šlaunikaulio tas lūžis, pavyzdžiui, tai 30% netgi gydomų pacientų miršta, jeigu negydom ir atpažįstam per vėlai netgi 70%, o net jeigu ir pagydėm ir išgyveno, tai 50% turi eiti į slaugos namus ar ras kažkokią papildomą pagalbą, nes mobilumas prarandamas ir negali apsirūpinti savim, tai yra didelis padidėja ilgalaikis sergamumas ir gyvenimo kokybė. Taip. Tai yra labai svarbu apie tai kalbėti ir jeigu jau praradom kiaušides ar jų veiklą labai anksti, visą laiką reikia pagalvoti apie kiek mes ilgai ir sveikai norim gyventi ir pakaitinė hormonų terapija tada pasidaro labai svarbi to sveikatos dalis. O kada jau vėliausiai, sakykime, moteris gal nežinojo, sakykime, kada vėliausiai jinai galėtų pradėti naudoti šią terapiją? Tai kaip sakiau, praradus hormonus, organizme prasideda tam tikri pokyčiai ir kraujagyslių sistema, ir smegenyse, ir kauluose. Tai kuo sumažinsim tą tarpą ir kuo anksčiau pradėsim pakaitinę hormonų terapiją, tuo jinai duos didesnę naudą. Taip. Žinom, kad pradėjus pakaitinę hormonų terapiją per pirmus 10 metų nuo menopauzės pradžios arba iki 60 metų, kuris ten pirmesnis, žinom, kad gaunam daugiausiai naudos ir sumažėja širdies kraujagyslių rizika iki 30% ir diabeto rizika. Kai kurie tyrimai rodo ir demencijos rizikos sumažėjimą, bet čia labai priklauso, kada pradedam ir nuo kitų rizikos veiksnių. Aišku, kaulai labai svarbu, tai kuo anksčiau pradedam, tuo yra geresnis poveikis ilgalaikiai sveikatai ir mažiau tų rizikos veiksnių. Bet tai pavyzdžiui, jeigu pradėsim jau vėliau, jau virš 60 metų arba daugiau negu 10 metų nuo menopauzės pradžios, žinom, kad tam tikri pokyčiai jau yra įvykę organizme. Taip. Ir pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų rizikai jau nepridėsim to teigiamo pokyčio. Bet svarbu žinot, kad ir nepabloginsim. Ypač tam tikros pakaitinės hormonų terapijos formos yra daug saugesnės negu kitos. Tai tą aptarsim, bet parinkus tinkamą preparatą, net ir vyresniam amžiui, kartais tikrai galima paskirti, jeigu yra simptomai, kur niekas kitas nepadeda. Tai labai svarbu preparato parinkimas, bet širdies ir kraujagyslių, pavyzdžiui, ligų rizikai, anksčiau pradėjus turim naudos, vėliau pradėjus, su tinkamu preparatu žalos daugiau nepadarysim. Su demencija, jeigu pradedam vėlai, yra tam tikrų tyrimų, kurie gali netgi pabloginti kognityvinę funkciją, bet čia irgi priklauso nuo preparatų ir kitų rizikos veiksnių, kai kurie rodo, kad geresnė šitis, tai tyrimai kol kas yra skirtingi ir neturim tų duomenų, tai tikrai neturėtume skirti, pavyzdžiui, demencijos prevencijai. Tokių tyrimų tikrai neturim. Taip. Tai visgi yra simptomų kontroliai pakaitinė skiriama, bet kalbant apie rizikas, ar galim ar negalim pradėti, tai tikrai kartais galim ir kartais pradedu, parinkus tinkamą preparatą, jeigu niekas kitas iki tol neveikė. O kaulų prevencijai, tai galima, ar gydymui osteoporozės įvertinus kitus rizikos veiksnius, galima pradėti bet kada, irgi reikalingas tinkamai parinktas preparatas. Taip.
Tai jūs jau paminėjot formas, tai kokios yra tos formos, arba kokias formas mes turim čia Lietuvoje ir kas yra galbūt užsienyje, gal ne viską mes čia turime? Tai kalbant apie tą pakaitinę hormonų terapiją, kaip minėjau, tai yra estrogenas ir progesteronas. Tai estrogeno ta dalis yra reikalinga simptomų kontroliai ir tie visi teigiami poveikiai sveikatai yra estrogenas. O progesteronas, taip tradiciškai kalbant, yra apsaugoti gimdos gleivinę, jeigu tą gimdą vis dar turime. Nes gerint tik ar papildomai gaunant estrogeną, jisai, aišku, daro daug gerų dalykų, bet ir stimuliuoja gimdos gleivinę. Dėl to mūsų organizme natūraliai gaminasi tie du hormonai, kurie vienas kitą balansuoja ir apsaugo tą gleivinę. Tai, kad ta gleivinė per daug neišvešėtų ir neatsirastų ten tų blogų pakitimų, turim gauti progesteroną. Tai ta dalis pagrindė yra gimdos apsaugai. Bet jeigu moteris neturi gimdos, tai užtenka tik estrogeno. Ir žinom, kad tik estrogeno pakaitinio hormonų terapija turi netgi dar mažiau rizikų bendrų. Tai pakaitinio hormonų terapija gali būti tik estrogenas, jei nėra gimdos, arba kombinuota pakaitinio hormonų terapija, kai yra estrogenas ir progesteronas. Yra skirtingų tipų progestogenai, taip natūralus tas progesteronas vadinamas, ir yra sintetiniai progestinai. Tai jie turi šiek tiek kitokius poveikius mūsų organizmui ir čia, aišku, parenkam individualiai pagal rizikos veiksnius, bet tai tas progesterono parinkimas toks yra šiek tiek daugiau žaidimo tenai, bet estrogenas yra estradiolis, kūnų identiškas, o progesteroninė kombinuotos dalis yra arba natūralus, arba sintetinis progestogenas. Dar yra vadinama ciklinė arba nuolatinė pakaitinio hormonų terapija. Tai moterys, kurioms dar yra mėnesinės kraujavimas, tai perimenopauzės metu reikalinga dažniausiai ciklinė pakaitinio hormonų terapija, kai estrogeną gaunam reguliariai kiekvieną dieną, bet progesterono dalis yra cikliška. Tai 12-14 dienų kiekvieną mėnesį maždaug atspindėtos organizmo svyravimus ir atstatytą prarastą progesterono kiekį. Tai čia prieš mėnesinės būtų ta antra ciklo dalis. Antra ciklo dalis dažniausiai yra įvairių tų schemų, bet dažniausiai antra ciklo dalis, nes jeigu, kai dar yra mėnesinės ir tie natūralūs svyravimai, jeigu duosim kiekvieną dieną, tai atsiras daug tepliojimų. Tai tikrai to norim išvengti. Tai dėl to bandom atstatyti, imituoti tą organizmo hormonų svyravimą. O jau postmenopauzėje, kai mėnesinių nebėra, tada jau progestogeninį tą dalį jau skiriam kasdien su estrogenu. Ir svarbu paminėti, kad ciklinė pakaitinė hormonų terapija, jos neskiriam ilgiau negu 5 metus, nes padidėja gimdos gleivinės tų patologinių ląstelių išsivystymas. Tai ilgiausiai gali būti 5 metus ciklinė ir tada jau reikia keisti į kombinuotą nuolatinę. Ir dabar kokie tie preparatai klausėt? Tai preparatai gali būti įvairūs tabletės, geliai, pleistrai, purškalai, hormoninė spiralė. Tai estrogenas dažniausiai arba yra tabletė, arba yra per odą, tas vadinamas transderminis. Tai arba pleistras, kurio Lietuvoje dėja nėra, gelis, jisai Lietuvoje yra, arba purškiamas, tai Lietuvoje yra vienas preparatas, tai yra papurškimai, kur gaunam estrogeną per odą. Ir žinom, kad gaunant estrogeną per odą yra mažiau rizikos veiksnių palyginus su estrogeno tablete, to estradiolio tablete, kadangi tabletę išgerus, jinai dar turi pereiti per kepenis. Ir žinom, kad tabletinė forma šiek tiek labiau padidina trombozių riziką, palyginus su tuo transderminiu. Tai jeigu yra rizikos veiksnių trombozėm, pavyzdžiui, buvus trombozė, ar yra didelė kūno masė, rūkymas, ar gretutinės ligos, kurios didina trombozių riziką, tai tas tabletinio peroralinio estradiolio geriau yra vengti, jeigu galim pasirinkti transderminį per odą tą variantą, nes jisai nepadidina trombozių rizikos ir netgi jeigu yra buvus trombozė, dažnai tą transderminį variantą vis tiek skirti galim. Ir progesterono, tai yra progestogenų, tos formos tai irgi yra arba tabletės, arba ta hormoninė spiralė. Lietuvoje dėja per odą to transderminio neturim, nes tai būtų su pleistru kombinuotas su estradioliu.
Tai Lietuvoje turim arba tabletinės formos, sintetiniai arba natūralus tas mikronizuotas progesteronas, arba hormoninė spiralė, kuri irgi gali būti labai, labai gera pakaitinės hormonų tos terapijos dalis. Taip. Pakaitinė hormonų terapija, ypač perimenopauzei, neturėtų būti skirta vien tik kraujavimų kontroliai. Tai kaip sakiau, tai yra simptomų kontroliai būtent tuo metu. Jeigu yra kraujavimų problemos, kurios yra gan dažnos perimenopauzės metu, tai gausūs, nereguliarūs kraujavimai, tada turėtų būti renkamos dažniausiai kitos priemonės tiem kraujavimams stabdyti, arba kontraceptikai, ar hormoninė spiralė, ar yra kitos ir nemedikamentinės gydymo priemonės, bet pakaitinė hormonų terapija būtent yra simptomų tai kontroliai. Kiek ilgai galima tęsti pakaitinę hormonų terapiją? Taip, tai seniau būdavo toksai, kad kuo mažesnė dozė, kuo trumpiau. Tai to dabar neturim. Šiaip pradėjus pakaitinę hormonų terapiją, kai jau parenkam tą dozę ir preparatą, kad simptomai jau sukontroliuoti, moteris turėtų apsilankyti pas gydytoją kartą per metus, pasižiūrėti, ar nieks nepasikeitė, ar nereikia kitokio preparato, ar neatsirado kitų rizikos veiksnių, ar viskas tvarkoja, koks kraujospūdis. Ir tęsiam iš esmės tol, kol moteris nori. Arba, pavyzdžiui, jau praėjo daugiau tų metų, galima pabandyti nutraukti, jeigu moteris nori, ir pažiūrėti, gal tie simptomai jau ir išnyko. Bet jeigu jie atsirado, tikrai galima tęsti kiek nori, tiek ilgai. Aišku, viskas reguliariai įvertinant tas rizikos ir naudos santykį. Ir jeigu atsirado kažkokių kontraindikacijų, atsirado ar vėžys, ar kitos ligos, kada negalima, tada nutrauksim. Bet jeigu neatsirado kitų ligų ir kontraindikacijų ir moteris nori ir viskas ten veikia, tikrai galima tęsti tol, kol moteris to nori. Tai žodžiu, nutraukus šią terapiją gali būti taip, kad tie simptomai vėl gali sugrįžti. Tai nėra tarsi paėmėm ir išsigydėm. Ne, tai yra tiesiog palaikymas toksai, ar ne, tos geros savijautos. Kaip sakiau, kai kurie simptomai, jie praeis per kelis metus. Pavyzdžiui, karščio pylimai. Dažniausiai per 6-8 metus jie daugumai išsispręs, bet yra tokių moterų, kur po 20 metų tie karščio pylimai vis dar vyksta. Tai labai individualus tas sprendimas ir jeigu neaišku, ar tie simptomai yra, negalima tiesiog paimti ir nutraukti ir pažiūrėti, kas darysis. Bet aišku, tada kaulų apsauga, tai kaulai retėja. Kaip bebūtų, bet aišku, tai kiti dalykai, mityba, sportas, tiem kaulam bus labai svarbu. Bet čia sakau, individualizuotas, ko moteris nori, kokie jos rizikos veiksniai. Jeigu jos rizikos veiksniai osteoporozei yra labai dideli, tai tas pakaitinio hormonų terapijos tęsimas ilgą laiką, jeigu nėra kitų priežasčių jos netęst, kartais irgi yra labai svarbi. Tai reikia įvertinti visą sveikatą pilnavertiškai su gydytoju ir, kaip sakiau, moteris nėra tik tai jos krūtys. Taip. O ar pakaitinė hormonų terapija tai yra tie patys kontraceptikai ir kurie apsaugo nuo nėštumo, sakim, to pačiu moterį tame perimenopauzės periode? Labai labai geras klausimas, tai ne. Pakaitinio hormonų terapija nėra kontracepcijos metodas. Tai jeigu moteriai vis dar yra mėnesinės ir yra vis dar, tai iki to menopauzės, iki mėnesinių pabaigos, jinai teoriškai vis dar turi galimybę pastoti. Tai jeigu nenori pastoti, jinai visą laiką turi apsvarstyti kontracepcijos reikalingumą. Tai kartais netgi šalia pakaitinės hormonų terapijos galima skirti kontraceptikus, bet tuos vien progestino, tą minipil vadinamą. Progestininius kontraceptikus arba hormoninė spiralė, kuri gali būti kaip dalis pakaitinės hormonų terapijos, tai tuo atveju taip, jinai veiks kaip ir kontraceptikas. Tai tuo atveju skirtume estradiolį arba tabletę arba perodą, plus ta hormoninė spiralė, kuri apsaugos gimdos gleivinę ir kartu bus kaip ir kontraceptikas. Bet kitos pakaitinės hormonų terapijos formos nėra kontraceptikas. Tai šiaip laikoma, kad perimenopauzės metu, jeigu dar mėnesinės yra, tai iki 55 metų reikia galvoti apie kontracepciją. Aišku, jeigu mėnesinės jau išnyko, tarkim, 50 metų, mėnesinių nebėra jau metus, tada jau nebereikia kontracepcijos. Jau galimybės pastoti nebėra. Ir dažnai moterys galvoja, jau man čia tas 50 metų, nors dar ir mėnesinės yra, bet galvoja, vis tiek aš čia nepastosiu. Ir žinom, kad šios grupės moterų
padidėjęs yra nėštumo nutraukimų skaičius. Tai reiškia, kad vis tiek kai kurios jos pastoja ir dažniausiai to nesitikėjo ir dėl to padidėjo nėštumo nutraukimų skaičius, dėl to apie kontracepciją pagalvoti reikia. Ir labai svarbu pagalvoti ir apie lytiškai plintančių lygų prevenciją. Taip, apie ką aš ir norėjau, netgi menopauzės periode moteris jau tarsi jau gali ir nebesisaugoti. Tai žinoma, lytiškai plintančios infekcijos, jos neklausia, kiek tau metų. Taip. Tai visą laiką, tai čia aišku būtų barjerinės priemonės, tai prezervatyvai pagrinde. Tai reikia būtinai pagalvoti, ypač susiradus naują partnerį, apie tas lytiškai plintančias infekcijas, nes irgi žinom šitoj grupiai moterų, lytiškai ir vyrų, beje ir vyrų, šitos infekcijos jos yra dažnesnės ir jų padaugėja, nes irgi... O čia ždykeliai. Bet iš tikrųjų tas gyvenimo etapas, žinom, kad perimenopauzės metu būna ir daugiau skyrybų dėl tų visų psichologinių aspektų. Ir vėliau moterys, jos gyvena pilnavertį gyvenimą ir susiranda ir naujus vaikai užauginti, gali dabar gyventi savo. Taip, ir tikrai dažnai ateina moterys, atklausia patarimų, susiradau naują partnerį ir tada kalbam ir apie tą lytinę sveikatą ir libidotas. Visi reikalai, tai tikrai tas gyvenimas yra pilnavertis, bet pagalvokit ir apie plintančias infekcijas, kad reikia jas irgi apmastyti. Jo. Ir tas vėlgi hormonų terapijos taikymas perimenopauzės periodu ir mes kalbam apie kontracepciją, tai nebūtinai tabletės, tai gali būti tie patys prezervatyvai, tai gali būti skaičiuojamos dienos, stebimos savo vaisingos, nevaisingos ar ne. Žinoma, gal sudėtinga pasidaro tada, kai moteriai labai išsibalansuoja ciklas. Dienų skaičiavimas to savo ciklo labai pasidaro toks netikslus perimenopauzės metu, nes tie hormonų svyravimai, ovuliacijos, neovuliacijos, nereguliarus ciklas, tos mėnesinės kartais būna kas kelis mėnesius, tada labai sunku, bet tai reikia labiau patikimų kontracepcijos priemonių. Šiaip kombinuota kontraceptinė tabletė nerekomenduojama vėliau negu 50 metų, nes jinai prideda ir padidina trombozių riziką ir prideda kitų rizikų, tai iki 50 metų. Ir tai po 50 metų pagrindinės priemonės, aišku, barjerinės, progestogeno, ta minipil vadinama, kontraceptinė tabletė tikus su progestogenu ir hormoninė spiralė. Aišku, galima visada prisiminti ir varinę spiralę, bet kai kuriuom moteriams su gausiom mėnesiniam varinė spiralė gali dar pagausinti, tai čia reikia toks niuansas. Bet vis tiek tų priemonių yra daugiau ir jie nieko nėra. Aišku, visada galima pagalvoti apie vyro vazektomiją, tai vyras gali apsisaugoti. Na taip. Tai irgi šiaip Anglijoje yra gan populiaru, ar ne? Gan populiaru ir vyrai supranta savo moteris, kad jom kartais nesinori ten daug tų tablečių gerti. Ir jie taip savo moterim padeda. Aišku, yra ir kiaušintakių, tas vadinamas peršimas, irgi kaip vadinamas sterilizacija. Bet aišku, čia yra operacija, yra rizikos ir taip toliau. Bet yra įvairių būdų ir juos reikia nepamiršti ir iki 55 metų, kaip sakiau, jai vis dar yra mėnesinės. Jeigu jai mėnesinės jau išnyko su menopauze, tas patvirtinta, tai tada jau nebereikia. Tada tik saugomės dėl lytiškai plintančių ligų. Tai iš tikrųjų palėtėm tokią jau į tą lytinių santykių temą ir man atrodo dažna moteris menopauzės, nežinau, ar tik menopauzės periodu, ar ir perimenopauzijai gali jausti makšties sausumą, dėl ko jinai nenorėtų turėti lytinių santykių, jinai jaučiasi vėlgi gal tai labai gadina irgi jos gyvenimą. Kaip yra su šita problema, su makšties sveikata? Nuostabus klausimas ir tie vietiniai vadinami simptomai urogenitalinės sistemos, tai šlapimo pūslės ir makšties simptomai, sausumas, dirginimas, skausmingi santykiai, šlapimo pūslės, dirglumas, netgi šlapimo pūslės infekcijos. Taip, labai dažnos pasitaiko moterų. Visa tai yra susiję irgi su estrogeno trūkumu. Tai mūsų šlapimo visa ta sistema ir makštis, žinom, labai gausi estrogenų receptoriais. Ir kai prarandam tą estrogeną, jie labai sureaguoja. Tai tiek šlapimo pūslė, šlaplė, sienelė suplonėja ir makštis praranda savo elastingumą, suplonėja, atsiranda mažiau lubrikacijos, jinai mažiau tampri, taip paprastai kalbant.
ir tas sausumas, dirginimas, pH pasikeičia, mikroflora pasikeičia, labai daug tokių pokyčių ir labai sukelia stiprius ir kartais labai stipriai gyvenimo kokybę paveikiančius simptomus. Tai net jeigu ir moteris neturi lytinių santykių, vis tiek tas diskomfortas ir skausmas ir dažnai tas dažnas naktinis šlapinimas ir šlapimo takų infekcijos gali labai stipriai paveikti ir miego kokybę ir šiaip gyvenimo kokybę. Tai dar grįžtant į pakaitinę hormonų terapiją, jinai gali būti sisteminė, tai va tas tabletės ar per odą ar panašiai, arba vietinė hormonų terapija, tai yra estrogenai į makštį. Ir didžiai daliai moterų, kurios vartoja sisteminę pakaitinę hormonų terapiją tiem simptomam valdyti, jom pagerėja ir tie vietiniai simptomai, ir šlapimo pūslės, ir makšties. Bet maždaug 40% moterų, net vartojant pakaitinę hormonų terapiją, vis tiek tie simptomai išlieka, to hormono į ten nepakankamai patenka. Tada labai svarbu pagalvoti apie vietinę tą hormonų terapiją, tai yra estrogeno ar tepalas, ar tabletės, ar ovulės. Tabletės, kurios kišamos į makštį. Ir jos labai gerai atstato tą makšties gleivinę, tą pH, tą tamprumą ir tuos pagerina simptomus. Ir labai svarbu paminėti, kad netgi yra šlapimo takų infekcijom geresnė prevencija negu profilaktinis antibiotikas, ypač jei tos infekcijos kartojasi dažnai. Bet kartais būna tiesiog, kaip atrodo tie simptomai, kaip turėčiau šlapimo pūslės infekciją, nueinu pas daktarą ir nieko neranda tam šlapime. Tai vien tas estrogeno trūkumas sukelia tą tokį pojūtį. Tai to estrogeno gavimas į makštį, tas estrogenas patenka ir į šlapimo tą visą sistemą ir ją atstato labai, labai puikiai. Tas užtrunka kelias savaitės, kartais ir kelis mėnesius reguliarus vartojimas. Taip dažniausiai pirmas 2-3 savaitės vartojam kiekvieną dieną į makštį, tada kas antrą dieną dar porą savaičių ir paskui palaikomoji dozė yra 2 kartai per savaitę. Ir vartojam kiek reikia. Ir kas svarbiausia paminėti, kad vėlgi prevencija yra geriau negu gydymas. Tai kuo mažiau mes laukiam, kuo anksčiau tą trūkstamą estrogeną atiduodam ir palaikom tą makšties sveikatą, tuo yra geresnės ilgalaikės tos išeitys ir mažiau problemų, nes kartais ateinam pacientės 60-70 metų susiradę naują partnerį ir jau tada jau galvoja, jau čia kažkaip reikia spręsti. Ir tie pakitimai jau yra daug žymesni ir juos atstatyti yra daug sunkiau, daug ilgiau ir kartais pilnai neina atstatyti. Aišku, vis tiek padės tas vietinis estrogenas, bet geriausia pradėti kuo anksčiau, kad išvengti tų pakitimų, kurie, tai vadinamas kartais ateina I have shrunken vagina, susitraukus makštis. Tai tą susitraukusią makštį geriau jos nesulaukti to etapo. Tai ir dažnai klausia, o tai ar tos rizikos su ta estrogenų per makštį yra tokios pačios kaip su tais geriamais estrogenais? Tai yra visiškai ne. Ir vietinė estrogenų terapija, tas į makštį dėjimas to estrogeno, jis sistemiškai nepasisavina tais kažkokiais reikšmingais kiekiais. Metus vartojant tą įprastų dozių makštinę hormonų terapiją, makštinį estrogeną, vartojant metus, tas pats, kas išgertumėt vieną pakaitinės hormonų terapijos tabletę. Tai žinom, kad netgi saugu, tai yra moterim, kurios turėjo krūties vėžį, dažniausiai yra saugi priemonė. Aišku, jeigu jos aktyviai gydomos, tai čia ne. Ir vis tiek reiktų aptarti su gydytoju, tai nesakau, kad čia dabar visi turėjo tą ir daryti, bet tikrai saugu netgi moterim, kuriom sisteminė hormonų terapija būtų negalima. Nes tas pasisavinimas per tą gleivinę yra labai labai minimalus ir nepakelia to estrogeno kiekio organizme. Tai mano asmeninė nuomonė, dauguma peri ir menopauzės metu moterų, kurios turi tuos simptomus ar nori išlaikyti tą makšties sveikatą, turėtų profilaktiškai tą vietinį estrogeną vartoti ir tikriausiai visą gyvenimą. Tai žodžiu, čia kaip ir be išimčių moteris, jeigu mes tepamės kremą ant veido,
mes galim teptis kremą, ar kremą, ar žvakutes, ar tabletes ir į mūsų makštį. Taip. Aišku, reikia paminėti ir kitus nehormoninius preparatus, tai yra visokie makšties drėkikliai ir lubrikantai. Su hialuronu tikriausiai, ar ne? Jo, yra įvairių, bet netgi toks paprastas dalykas kaip kokosų aliejus į tą vietą irgi labai tinka. Kasdien ar irgi taip jau palaikančiai. Tai žiūrėt, kaip oda reaguoja, nes kai kurių ten oda jautresnė ir panašiai, tai ir įvairūs preparatai, kai kurie vieni dirgina, kai kurie ne, tai čia atsirenkam, bet esmė, kad tas reguliarumas, kad vieną kartą ant veido užsitepus kremą, tu nesitiki, kad jisai veiks visam gyvenimui, tai ten yra tas pats. Tai tas reguliarumas ir pastovus vartojimas yra labai svarbus ir tie drėkikliai, jeigu kas nors nenori tų hormonų, tai reguliariai naudojant, jie tikrai irgi turės labai gerą poveikį, bet jeigu tie simptomai nepraeina ir sukelia problemas, ypač šlapimo pūslės problemas, tai tas vietinis estrogenas yra labai labai geras ir reikia paminėti tai, kad šlapimo pūslės infekcijos gali sukelti net ir sisteminės infekcijas kaip ir sepsis ir netgi moterys miršta, jeigu sepsis išsivysto, tai jeigu mes, ir yra tikrai tų atvejų, kai nuo urosepsio vadinamo miršta, tai, o geriausias būdas, tai kaip sakiau, prevencija. Taip. Ir tai yra paprastas makštinis estrogenas. Tai tikrai reikia jį aptart. Aišku, jis yra išrašomas gydytojo. Taip savo nenueisi vaistinę ir nenusipirksi? Ne, tikrai ne. Tai jis yra išrašomas. Bet labai svarbu paminėti, kad tai nėra tokia pati rizika kaip su sisteminio hormonų terapija. Tai yra maži, labai maži kiekiai ir saugus praktiškai visom moterim, išskyrus aktyviai gydomom nuo krūties vėžio. Ir vakar aš išgirdau dar vieną receptą nuo makšties sausumo, tai reguliarus seksas. Ir apie tyrimą irgi kažkokį kalbėjo, kad 10 kartų metuose moteris, kurios turi 10 kartų arba mažiau sekso lytinio akto, joms tas išsausėjimas grėsia labiau. Taip, tai atrofija. Jo, tai tas reguliarūs lytiniai santykiai, taip kaip ir su visku, kol naudoji, tol veikia tas ir raumuo, kai jo nenaudoji, jis atrofuojasi. Taip. Tai ir tas pats su seksu. Tai sekso metu daugiau išsiskiria visų tų drėkinančių, tų gleivių ir ta makštis, tas elastingumas palaikomas, tai tikrai žinom, kad reguliarus seksas pagerina makšties, šlapimo tos sistemos tą visą sveikatą. Tai reguliarus seksas yra labai sveika ir ne tik vyram dėl prostatos, bet ir moterims. O seksas tai yra ir kaip ir fizinis pratimas, orgazmas yra labai geras streso valdymo būdas. Tai yra daug gerų dalykų. Aišku, prasideda problemos, jeigu yra tas diskomfortas ir tas seksas yra nemalonus ir sukelia daugiau streso negu malonumo. Tai dėl to tas makštinis estrogenas ar kitos priemonės, kad ir nehormoninės priemonės, tai makšties drėgmei išlaikyti. Bet, aišku, lubrikantų naudojimas. Šiaip lubrikantus aš rekomenduoju, net jeigu ir galvojat, kad nėra to didelio kažkokio sausumo ar kažko, vis tiek lubrikantus reikėtų naudoti menopauzei. Nes vis tiek tas makšties, ta gleivinė, vis tiek jinai yra plonesnė ir yra pakitimų. Tai kad būtų drėgniau ir maloniau, tas lubrikantas turi labai didelę reikšmę. Aišku, yra įvairių tipų lubrikantai, vandens pagrindų, silikonų, aliejum. Tai čia pasirenkam pagal norą. Žinom, kad aliejiniai netinka su lateksiniais prezervatyvais, tai čia galvojant apie apsaugą. Taip. Ieškom tada nelateksinių nelateksinių. Aš noriu jūsų paklausti, jūs vakar dalinote savo receptų vienus apie lubrikantus, man jis labai patiko, tai pasidalinkit dabar. Tai mano mėgstamiausias triukas su lubrikantais tai yra double glide technika, dvigubos slydimo technika. Tai partneriui duodam vandens tą pagrindų darytą lubrikantą, o savo aliejinį. Tai gali būti netgi kokosų aliejus, kad ir paprastas tas naudojimas. Ir žinom, kad vanduo su aliejum tai nesimaišo, ne? Tai reiškia, kad ir šituo metu jie nenorės maišytis vanduo su aliejum ir tas lubrikantas neišdžius taip greitai ir ten viskas geriau slys, bus maloniau ir abiem bus maloniau tiek moteriai, nes tie ypač vandens pagrindų dalyti lubrikantai, jie greičiau išdžiūsta ir reikia vis daugiau ir tada toksai, o šičia
tokį dvigubai slysta, aišku, daugiau, gal biški labiau mesi tenai, daugiau tų pasitieskit rankšluošių, jeigu labai nesinori, bet tikrai geras seksas ir turi būti mesi. Jo. Čia gerą temą mes palėtėm. O tai jeigu sumaišysi ir kokosų aliejum ištepsi vyro, tai čia nesvarbu. Svarbiausia, kad vienam vienas, kitam kitas, tai vanduo su aliejum nesimaišo, bet seksas labai bus gerai susimaišęs. Išbandykit ir parašykit į komentarus. Dabar aš noriu sugriauti galbūt ar paneigti arba patvirtinti vieną mitą, dėl kurio hormonų terapija įgavo blogą vardą. Ir dėl ko moteris labai bijo hormonų terapijos, pakaitinės hormonų terapijos. Tai gal truputį tos priešistorės, kodėl iš vis ta baimė atsirado. Tai iki maždaug 2000 metų pakaitinė hormonų terapija buvo labai labai populiari. Ir tai buvo vienu metu tai net buvo dažniausiai išrašomas medikamentas Amerikoje. Ir netgi sakydavo, mes turėtume tą estrogeną į vandenį pilt, nes jisai toks yra geras. Ir tada, aišku, pradėjo, kadangi tai buvo gan naujas vaistas, reikia kažkokių tyrimų. Taip. Ir prasidėjo vienas didelės apimties tyrimas, WHI, Women Health Initiative tyrimas, kurio tikslas buvo pažiūrėti į tų hormonų efektą širdies ir kraujagyslių riziką išsivystyti. Tai buvo dvi grupės, vien estrogenų terapijos grupė ir kita kombinuotos pakaitinės hormonų terapijos grupė. Ir po kelių metų buvo toks pastebėjimas, kad vienoje iš tų grupių padaugėjo krūties vėžio rizikos atvejų skaičius. Ir tą faktą pasigavo labai spauda, laikraščiai ir visur buvo antraštės hormonai sukelia vėžį, visi turi nutraukti ir sukėlė daug tokios panikos. Po poros metų pradėjus ten tuos duomenis analizuoti rimčiau, tai viena ta dalis grupės moterų, kurios buvo su pakaitinė hormonų terapija, buvo nutraukta ta šaka viena, kita šaka, kurioje nebuvo to padėjimo, buvo tęsiama. Bet ta spaudos pasigauta frazė, netgi prieš normaliai išanalizuojant tuos duomenis sukėlė labai daug panikos. Išanalizavus atitinkamai teisingai moksliškai duomenis pasirodo, ogi ne visai tiesa. Pasirodo, kad ta pakaitinė hormonų terapija turi ir naudos ir ta rizika iš tikrųjų nėra tokia didelė, kokia ji buvo išskelbta spaudoj. Bet spauda to neberašė. Žinoma. Ir nes tikrai neparduosi, kad ta pakaitinė hormonų terapija gal nieko ir blogo. Bet tas mitas paveikė labai labai daug žmonių ir nors ir tas tyrimas buvo tęsiamas, kitas buvo tyrimas šalia Million Women Study Anglijoje, tuo pat metu jis irgi sukėlė daug tokių neaiškumų ir panikos ir tik tai 20 metais buvo paskelbti galutiniai ilgalaikio stebėjimo tos WHI studijos duomenys. Tik 20 metais, prieš 4 metus. Ir parodė, kad visgi pradėjus laiku, tuos pirmus 10 metų tą pakaitinę hormonų terapiją, širdies ligų rizika sumažėja beveik 30% ir mirtingumas nuo ligų sumažėja. O kaip žinia, miršta daugiausiai žmonių nuo širdies ligų ir kraujagyslių. Ir būtent vien estrogeno pakaitinė hormonų terapija, kai nereikia progestino, o vien estrogenų terapija netgi sumažina krūties vėžio riziką 20%. Taip, turim duomenų, kad vartojant tą kombinuotą pakaitinę hormonų terapiją, po 5 metų šiek tiek padidėja krūties vėžio rizika, atsiranda tie papildomi keli atvejai 1000 moterų, po 10 metų dar šiek tiek padidėja, tai taip, ta rizika šiek tiek padidėja, bet ką žinom iš tyrimų duomenų, kad net jei krūties vėžio rizika padidėja, bet mirtingumas nuo krūties vėžio rizikos nepadidėja. Ką tas reiškia? Netgi sumažėja. Ką tas reiškia? Kad krūties vėžys, net jeigu ir išsivystė vartojant pakaitinę hormonų terapijas, dažnai diagnozuojamas anksčiau ir gydomas lengviau. Tai net jeigu diagnozuota, moterys miršta mažiau nuo tos krūties vėžio. Tai čia irgi labai svarbus faktas. Ir labai gerai paminėjot, dauguma moterų, buvo viena labai įdomi apklausa, nuo ko moterys miršta? Kaip jūs galvojat?
Ir moterys, didžioji dalis galvoja, kad daugiausia moterų miršta nuo krūties vėžio. Bet iš tikrųjų pagrindinė mirties priežastis yra širdies ir kraujagyslių ligos. Tai čia daugiau 20-30% visų moterų, tai čia priklausomai nuo kur. Ir kita didelė priežastis yra būtent demencija. Ir Anglijoje demencija yra numeris 1 mirties priežastis. Tai krūties vėžys yra tik tie keli ten procentai, o didžioji dalis tai yra širdies kraujagyslių ligos. Ir tą labai svarbu žinot, net skiriant tą pakaitinę hormonų terapiją ir ypač laiku ją skiriant, o dar svarbiau ankstyva ir priešlaikinė menopauzė, kad moteris gal aš nenoriu, nes man čia bus krūties vėžys. Yra žymiai didesnė rizika, kad moteris mirs nuo širdies kraujagyslių ligų, o ne nuo krūties vėžio. Tai jeigu mes galim apsaugoti širdies ir kraujagyslių ligas, tai pakaitinė hormonų terapija pradėta laiku, parinkus tinkamą preparatą, įvertinus kitus rizikos veiksnius, gali būti ta priemonė, kuri pridės netgi naudos ir nepridės žalos, jeigu pradėsim po 60 metų irgi parinkus tinkamą preparatą. Tai tas yra labai labai svarbu. Ir dabar vis atsiranda ir daugiau tų tyrimų ir jie patvirtina, kad pradėjus pakaitinę hormonų terapiją tuos pirmus 10 metų, širdies kraujagyslių rizika sumažėja, mirtingumas sumažėja ir pradėjus vėliau nepadidėja, o kas su krūties visa ta rizika, tai irgi aišku, vartojant kuo ilgiau tą pakaitinę hormonų terapiją, 5-10 metų rizika krūties vėžio didėja, bet ji priklauso netgi nuo preparato parinkimo. Pavyzdžiui, kūnui tas identiškas estradiolis ir natūralus tas progesteronas, mikronizuotas progesteronas turi mažesnę riziką palyginus su sintetiniais progestinais. Tai vėlgi čia kokį preparatą parinksim. Ir tas preparato parinkimas, tai pleistrai, kaip sakiau, turi mažesnę įtaką ir širdies ligom, trombozėm ir insultui, jie turės mažiau rizikos. Aišku, reikia nepamiršti rizikos tų veiksnių įvertinimo ir sveikos gyvensenos. Tai kaip ir minėjau pirmoji daly, aš net nepradedu kalbėti apie pakaitinę hormonų terapiją, jeigu mes nepakalbam apie sveikos gyvensenos pokyčius. Nes tai bus pagrindinis dalykas, kas mažins tų visų rizikų šiaip. Ir kaip kalbėjom, nutukimas prideda 23 papildomus atvejus 1000 moterų krūties vėžio. Taip. Pakaitinė hormonų terapija 4 papildomi atvejai. Tai jeigu, tarkim, neišsprendžiam to kūno svorio ir kitų rizikos dalykų, tai ta moteris jau, jei tas krūties vėžio rizika didesnė negu tos pakaitinės hormonų terapijos. Tai tas vertinimas turi būti labai labai visapusiškas. Ir pavyzdžiui, jeigu auga svoris, nemiegam, tie simptomai lemia to nutukimo išsivystymą, tai tas bus daug rizikingiau jum, negu pradėta pakaitinė hormonų terapija, kurie palengvins tuos simptomus ir jūs turėsit energijos ir sportuoti, ir geriau miegosit. Tai reikia vertinti tą visapusiškai. Tai kaip ir minėjom praeitoj laidoj, moteris nėra tik krūtys ir gimda. Ir tai menopauzė nėra tik karščio pylimai ir naktiniai prakaitavimai. Tai yra gausybė kitų simptomų, kurie paveikia gyvenimo kokybę ir mūsų visą riziką ilgalaikiai sveikatai. Tai vėlgi, širdies kraujagyslių ligos yra numeris 1 mirties priežastis ir tą turim sumažinti. Ir pakaitinė hormonų terapija panašu turi tam ir naudos. Ir aš dar noriu priminti, kad būtinai pažiūrėkit pirmą dalį. Jeigu jos nematėt, būtinai pažiūrėkit, nes mes ten labai išsamiai kalbam apie sveiką gyvenimo būdą, kadangi Dovilė yra sveikos gyvensenos gydytoja taip pat kaip ir ginekologė, tai ji labai daug mums informacijos ten pasidalino apie būtent sveiką gyvenimo būdą. Ir dabar tada gal natūraliai klausimas kils, o tai kada negalima tos pakaitinės? Kodėl kada? Tai pakaitinės hormonų terapijos iš tikrųjų tokios kontraindikacijos, kada tikrai negalim, yra iš tikrųjų tik kelios. Tai buvęs krūties vėžys, žinom, kad pakaitinė hormonų terapija, jeigu jau yra buvęs krūties vėžys, tai tą krūties vėžio rizikos recidyvavimo, sugrįžimo tos ligos riziką padidina. Antra priežastis yra neaiškios kilmės kraujavimai iš lyties organų. Tai pavyzdžiui, ypač per menopauzės ar menopauzės metu tie kraujavimai dideli, neaišku iš kur, tai turim pirmiausia atmesti gimdos gleivinės patologiją ar kitą patologiją. Ir jeigu atmetėm, ir kartais dažniausiai tie kraujavimai būna dėl hormonų disbalanso,
tai tada pakaitinių hormonų terapija galima, bet pirmiausia reikia ištirti, dėl ko tas neaiškus kraujavimas. Sunkios kepenų ligos, ypač su kepenų fermentų pakitimais, nes estrogenai vis tiek, tie hormonai metabolizuojami per kepenis, tai turi būti kepenų veikla užtikrinta. Taip. Aišku, nėštumo metu neskiriam ir jeigu moteris nenori, o ne gydytojas. Taip. Moters nenoras yra irgi, aišku, žinoma, kontraindikacija, bet jeigu gydytojas nenori, tai čia ne priežastis. Ieškom kito gydytojo. Ir aišku, yra kitos ligos, tai pavyzdžiui, ūmus infarktas ar ūmi trombozė, tai neskirsim, pirmą reikia gydyti, bet tokie dalykai kaip netgi buvęs infarktas ar padidėjęs kraujospūdis, kuris yra sukontroliuotas, vis tiek pakaitinio hormonų terapija yra galima, jeigu paskiriam tinkamą preparatą, tai yra tas transderminis per odą paskirtas estradiolis ir dažniausiai su mikronizuotu progesteronu natūraliu, kuris turi mažesnį poveikį tai visai mūsų kraujagyslių sistemai ir trombozių rizikai, tų krešulių rizikai. Tai aišku, yra tam tikros kitos ligos, kaip migrena ar epilepsija, bet irgi parinkus tinkamą preparatą, kuris dažniausiai bus transderminis su tuo progesteronu, bet yra ir kitų variantų, ką galima apsvarstyti. Vis tiek dažniausiai tikrai pakaitinio hormonų terapija bus saugi, parinkus tinkamai ir sumažinus kitus rizikos veiksnius. Tai tas yra labai svarbu žinot, kad nes dažnai sako, jei tau yra kažkokių kitų ligų, tai jau viskas, jau pakaitinės negalima. Tai dar kalbant apie krūties vėžį, tai aišku, jeigu jau yra buvęs krūties vėžys, tikrai tos pakaitinio hormonų terapijos neskirsim ar nerekomenduosim ir dažniausiai kalbėsim apie tuos nehormoninius gydymo būdus. Tai vat įdomu, kokie yra nehormoniniai, nes kaip sakot, yra viena kontraindikacija, moteris nenori. Tai vat ką, jinai norėtų gal kažką iš natūralesnių. Žinoma, ir tikrai galima visada nuo to pradėti, tai bus ta sveika gyvensena ir tam tikri papildai, ką jau kalbėjom, o jeigu jau tas nepadeda, tai yra tam tikri medikamentai, kurie gali šiek tiek padėti su simptomais, tai yra tam tikri antidepresantai, lėtiniam skausmui skirti gydymo būdai, kurie turi tuos papildomus veiksnius, kaip neuropatiniam skausmui, gabapentinas ir panašiai. Klonidinas vienas iš tokių senesnių vaistų, kuris buvo skirtas hipertenzijos gydymui, bet pastebėta, kad sumažėja karščio pylimų, bet Lietuvoje, man atrodo, jo nėra. Bet jų veiksmingumas dėja yra toks 25-50%, taip sakant, vienai gal padės, kitai ne, jie turi gan nemažai šalutinių reiškinių, tai kartais tas netinka, bet kai kuriuom moterim padeda ir aišku, jie yra psichologiniai tie simptomai, depresija ar kažkas ir negalima vartoti pakaitinės hormonų terapijos, tai antidepresantai tikrai gali būti veiksmingi. Čia verta paminėti, kad su menopauze ar perimenopauze susijusi depresija, nerimas, kur grinai kilo dėl hormonų pokyčio, pirmo pasirinkimo gydymas yra pakaitinė hormonų terapija, o ne antidepresantai. Jeigu yra tikroji depresija ir ne dėl hormonų, tai taip, antidepresantai ten yra reikalingi ir svarbus, bet netgi yra ir psichiatrų atlikti tyrimų duomenys, kur tyrė tos pakaitinės hormonų terapijos efektą ir pakaitinė hormonų terapija yra pats efektyviausias su hormonai susijusios to nerimo ir depresijos gydymo būdas. Tai tą labai yra svarbu žinot. Taip. O tiesa yra, kad menopauzės periode moteris daugiau turi suicidinių minčių ir netgi daugiau savižudybių tame etape? Deja yra taip. Perimenopauzė padidina riziką depresijos 40% ir netgi kai kurie duomenys rodo, kad 8 kartus padidėja tų suicidinių minčių. Tai yra labai liūdna statistika ir žinom, kad čia pakaitinė hormonų terapija yra veiksmingiausias būdas ir netgi psichiatrų daryti duomenys tą patvirtina. Aišku, tikrai, jeigu jau yra suicidinių minčių ar planų, tai
Čia turi būti kompleksinis gydymas ir psichiatro konsultacija ir galbūt ir tų antidepresantų, bet greičiausiai, kad jei tikrai susijęs su menopauze, pakaitinio hormonų terapija gali būti labai veiksminga, bet ir kiti nehormoniniai gydymo būdai bus reikalingi ir turim tiesiog paremtą moterį, kartais net tiesiog supratimas, kas darosi su tavo kūnu. Žinojimas, kad čia chemija kažkokia čia mano hormonai, tas smegenis, o ne tai, kad aš čia. Tai kartais tiesiog tas supratimas irgi padeda iš to lengviau išeiti, bet žinoma, čia turi būti labai tas sprendimas toks ne vienašališkas ir kartu sprendžiamas su moterim ir didesnė komanda. Tai dar vienas gal paskutinis klausimas, tada jeigu moteris kreipiasi jūs po kažkokių buvusių vėžių arba po krūties vėžio, ką jūs jai rekomenduosit? Tai prieš rekomenduojant galima pasakyti, kad ne visi vėžiai yra pakaitinės hormonų terapijos kontraindikacija. Tai prie tam tikrų buvusių vėžių, pavyzdžiui, storosios žarnos vėžys, tai netgi žinom, pakaitinė hormonų terapija sumažina labai ryškiai storosios žarnos vėžio riziką ir netgi, jei yra buvęs storosios žarnos vėžys, tokia net kaip apsauginė priemonė ir tikrai sumažina to vėžio riziką, net iki 30 kelių procentų. Ir kiti tokie vėžiai, pavyzdžiui, tam tikrų limfomos ar kiti su tais hormonais nesusiję vėžiai, tikrai netgi kai kurie ginekologiniai vėžiai tam tikros stadijos ir išraiškos irgi, pavyzdžiui, gimdos kaklelio buvęs vėžys, pakaitinio hormonų terapija yra saugi. Ir tokie pagrindiniai vėžiai tai yra krūties vėžys, gimdos gleivinės vėžys aukštesnių stadijų arba tam tikri kiaušidžių vėžiai, kada pakaitinės hormonų terapijos neskirsim, bet visi kiti galima skirti, aišku, apsvarstyti, čia yra individualizuota, čia priimsim sprendimą su kaip komanda, su kitais gydytojais ir su moterim, bet tikrai tai yra mitas, kad vėžys yra būtinai ta kontraindikacija. Ir netgi, tai atsakant į jūsų klausimą, tai ką aš rekomenduočiau, aišku, visą laiką sveika gyvensena, rizikos veiksniai, tam tikri papildai ir galima pabandyti vien su tai. Ir tada išbandysim visas nehormoninės priemonės. Kaip sakiau, net jeigu yra buvęs gydytas ir jau dabar remisija krūties vėžys, makštinis estrogenas, jis yra laikomas saugiu, nes jis neabsorbuojamas sistemiškai, tai tikrai galima jį irgi apsvarstyti, jeigu tos nehormoninės priemonės ir drėkinantys kremai ar kiti preparatai ten nepadėjo. Tai tas makštinis estrogenas tikrai galima jį svarstyti ir tikrai gan dažnai aš skiriu, netgi moterims su ta buvusia diagnoze. Bet reikia paminėti, kad netgi jeigu yra buvęs krūties vėžys, visgi kai kuriais atvejais ir pakaitinę hormonų terapiją skiriam. Jeigu niekas nepadėjo, viską išbandė, o simptomai yra tokie sunkus, kad moteris gyventi negali. Taip, ir va tos suicidinės mintys ir simptomai tokie blogi, nėra gyvenimo kokybės ir jei pasidaro nebesvarbu, tas krūties vėžys ar bus ar nebus, jau nesvarbu, tai tiesiog nori dabar. Taip. Tai tokiais atvejais, aišku, įvertinus riziką bet jeigu niekas kitas neveikia ir kalbam apie gyvenimo kokybę tokiam lygiai, tikrai kartais paskiriam. Ir moteris supranta ir sako, man nesvarbu, aš suprantu, bet aš noriu gyventi. Tai tikrai turiu irgi ne vieną pacientę po buvusio krūties vėžio, kuri vartoja tą pakaitinę hormonų terapiją. Aišku, pradedam nuo mažiausių dozių, parenkam atitinkamą preparatą, stebėjimas atitinkamas. Tai nėra tai, kad mes čia lengva ranka ir tikrai nėra lengvas sprendimas ir tai moteriai, bet kai kuriais atvejais, išimtiniais, netgi yra mūsų tose gairėse, kad išimtiniais va tokiais atvejais visgi galima skirti ir žinoma, tai yra individualizuotas ir galutinis sprendimas turėtų būti priimtas pačios moters ir jinai žino savo kūną geriausiai ir, kaip sakiau, gydytojo nenoras nėra kontraindikacija. Taip. Bet tai irgi paskyrus tokį gydymą moterį, kuri jau turėjo krūties vėžį, tai nereiškia 100%, kad tas vėžys vėl sugrįš. Tikrai vėl yra tam tikras kažkoks mažas procentėlis, kad jis gali sugrįžti. Taip, aišku, ta rizika žinom, kad yra didesnė ir priklausomai nuo krūties vėžio tipo, taigi yra vėžio skirtingi tipai, dabar ir naujos gydymo metodikos ir diagnozavimas kitoks, tai
Tai labai individualizuota, bet jau moteris, kuri turėjo vėžį savo anamnezėje, savo istorijoje, mes žinom, kad jos rizika tam sugrįžimui, recidyvui ar vėžio įsivystymui kitoj krūty, pavyzdžiui, jeigu dar likus, jau šiaip yra didesnė. Taip. Tai net ir be pakaitinės hormonų terapijos jau jinai turi tą didesnę riziką. Tai pakaitinė hormonų terapija tą riziką gal šiek tiek padidins, bet labai priklauso nuo to vėžio tipo. Kitas tada dažnas klausimas yra, o tai jeigu man nėra buvę vėžio, bet mano šeimoje kažkam yra buvęs, arba turiu tuos genus, kurie padidina riziką. Nes irgi dažnai netgi man šeimos gydytoja atsiunčia, šeimos anamnezėje yra buvęs vėžys kažkam ir dėl to aš nenoriu skirti tos pakaitinės hormonų terapijos. Čia jau šeimos gydytojas nenori skirti, o pacientė nori. Taip. Arba pacientė bijo ir nori pasikonsultuoti. Tai jau, tarkim, jeigu vienas šeimoje narys turėjęs krūties vėžį, tai aišku, yra tam tikri rizikos veiksniai, gali padidinti riziką iki 2 kartų krūties vėžį, o jeigu 2 pirmos eilės šeimos nariai turėjo krūties vėžį, tai padidina 4 kartus riziką tai moteriai. Tai ta moteris arba turi tuos BRCA, BRCA1 arba 2 genus, tai ta moteris jau turi didesnę riziką, jau jinai ją turi. Taip. Tai iki 50 metų žinom, kad pakaitinė hormonų terapija neprideda jokios rizikos krūties vėžiui. Tai ir tos moterys, kurios turi ankstyvą arba priešlaikinę menopauzę, kur sakom, kad pakaitinė hormonų terapija yra būtina išlaikyti sveikatą. Žinom, kad iki vidutinio menopauzės amžiaus, tai to 51 metų, papildomos rizikos krūties vėžiui nėra. Kad ir, pavyzdžiui, pradėjot 30 metų ir vartojot 20 metų pakaitinę hormonų terapiją iki 50 metų, nėra papildomos rizikos krūties vėžiui. Tai tas yra labai svarbu. Tarkim, jau moteris yra 50 kelių metų ir vat klausia, mano šeimoje yra buvęs krūties vėžys, ar aš galiu tą pakaitinę hormonų terapiją? Tai, mes sakom, jums yra jau šiaip didesnė rizika, bet ta pakaitinė hormonų terapija kaip ir visom kitom bus. Tai nebus, kad jum padidins tą riziką labiau negu tai moteriai, kurios šeimos anamnezėje neturėjo. Ne, tai jums šiaip yra didesnė rizika. Tai mes tą žinom, mes jūs stebėsim dažniau ir panašiai. Ir visą laiką yra gera praktika prieš pradedant pakaitinę hormonų terapiją padaryti ar mamogramą, ar krūtų ištyrimą, kad atmes, kad nėra ten tų pakitimų. Taip. Tai, bet šeimos anamnezė ar tų genų turėjimas nėra kontraindikacija. Kai kurios moterys, kurios turi būtent tuos genus, BRCA1 ar 2, kartais jos pasirenka riziką mažinančią operaciją, pavyzdžiui, mastektomiją arba ir kiaušidžių pašalinimą, nes tie genai padina ir kiaušidžių vėžio riziką. Ir dažnai jos daro maždaug 40 metų, tai aišku, praradę kiaušidės, jos praranda ir hormonus, ir atsiranda ta ankstyva menopauzė. Bet žinom, kad jom vis tiek yra rekomenduojama pakaitinė hormonų terapija iki to vidutinio menopauzės amžiaus. Ir pakaitinė hormonų terapija nepanaikina tos operacijos naudos. Tai rizika širdies ir kraujagyslių ligų ilgalaikiai sveikatai joms yra didesnė negu tos pakaitinės hormonų terapijos rizika. Ir kaip sakiau, iki 50 metų pakaitinė hormonų terapija nepadidina krūties vėžio rizikos. Čia jau tie padidėjimai susiję pakaitinė hormonų terapija atsiranda nuo 50 metų. Tai apibendrinkim visą šią pakaitinės terapijos temą. Kaip tom moterim iš tiesų elgtis ir ką joms pasirinkti? Tai jeigu išbandėm viską ir tie sveikos gyvensenos ir visi kiti dalykai ir simptomai vis tiek vargina ir niekas kitas nepadeda, pakaitinė hormonų terapija gali būti labai geras būdas palengvinti simptomus ir kartu netgi išlaikyti ilgalaikę sveikatą. Ypač tas svarbu paminėti jauno, priešlaikinė ir ankstyva menopauzė, tai, kaip sakiau, yra būtinybė labiau negu prabanga. Taip. Tai ir iki 50 metų, žinom, nepadidina jokių rizikų, o tik prideda naudos ir apsaugo nuo mirtingumo didesnio. Kitas dalykas, kaip sakiau,
tik labai nedidelė dalis moterų, kurios tikrai negali tos pakaitinės hormonų terapijos vartoti, ir mes paminėjom, kad labai svarbus yra ir preparato tipo, ir per kuris ar geriamas, ar per odą. Tai nuo to priklauso rizika. Ir kitas dalykas, kuo anksčiau pradėsim, tuo mažiau rizikų ir tuo geresnis efektas. Tai perimenopauzei ar per pirmus 10 metų nuo menopauzės pradžios pradėta pakaitinio hormonų terapija duos daugiausiai naudos. Taip. Tai nelaukim. Aišku, kai kurios galvoja, gal tie simptomai praeis, dar palauksiu, dar kelis metus ir tada mes prarandam tą efektyviausią langą, kada pradėti tą pakaitinio hormonų terapiją. Ir kaip sakiau, kontraindikacija nėra daktaro nenoras. Tai čia yra moters pasirinkimas, netgi kaip kalbėjom prie krūties vėžio. Ir visą laiką reikia su tą moterim kalbėti apie turimus duomenis, o ne kažkokias baimės ar mitus. Ir tai yra moters pasirinkimas, ko jinai nori. Ir aišku, kai kurios moterys, gal čia labiau yra ta menopauzės stigma, kad aš nenoriu pakaitinės hormonų terapijos, čia manęs nevadinkit menopauzinę ar kažkuo, tai ta menopauzės jos nereikia bijoti. 100% moterų patirs menopauzę. Tai yra natūrali. Jeigu išgyvens, taip ilgai. Išgyvens, tai čia yra privilegija. Menopauzė yra privilegija. Reiškiasi, kad mes ilgai gyvenam. Tai yra viskas šaunu ir to nereikia bijoti. Ir 100% mes per tą pereisim. Ir tiesiog supras, kas darosi su mūsų kūnu. Ir jeigu tie simptomai veikia mūsų gyvenimo kokybę, tai ta pakaitinio hormonų terapija yra tiesiog mūsų sveikatos dalis, kai kuriais atvejais. Tai tikrai nesakau, kad dabar visos turi būti su ta pakaitinio hormonų terapija. Tikrai ne. Bet jinai tikrai turi savo vietą ir jos nereikia bijoti ir reikia kalbėti. Reikia vertinti savo tos rizikos veiksnius, juos spręs, bet tikrai tai yra tų moterų pasirinkimas. Taip. Tai ką, Dovilė, ačiū labai už mums skirtą laiką, mums moterims, ir aš labai tikiu, kad moteris dabar jūs galėsit priimti tuos sprendimus, teisingus sprendimus, turėdamos šią informaciją. Čia aš sakyčiau, daugiau gal buvo skirta ir patiems gydytojams, Dovilė, ar ne, nes vis tik ir gydytojų yra tų, kurie gal ne viską irgi žino apie pakaitinę hormonų terapiją. Bet jeigu klauso kas nors iš gydytojų, tai dar rekomenduočiau jiem 5 kartus pažiūrėti tą sveikos gyvensenos, nes čia yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir taip, labai svarbu ir ta pakaitinio hormonų terapijos ir tų mitų supratimas ir kodėl tie mitai yra. Ir labai smagu paminėti, kad netgi išėjo kaip tik prieš porą dienų menopauzės dokumentika. Taip. Tai va, ta dokumentika iš tiesų labai įdomu būtų pažiūrėti PBS, ar ne, kanale? PBS, taip, kanale, vadinasi The M Factor, ir netgi gydytojai, kurie žiūri tą dokumentiką, jie gaus netgi tų mokomųjų kreditų valandų, nes yra labai geros kokybės dokumentinis serialas apie menopauzę, ten kalbinamos ir moterys, ir ekspertai, tai tikrai sužinosit dar daugiau, tai kas nori sužinoti dar giliau. Aišku, anglų kalboje. Aišku, anglų kalba, bet aš labai džiaugiuosi, kad apie tą kalbam labai garsiai. Ir aš tikiuosi, kad atsirasi daugiau tyrimų ir sužinosim daugiau apie menopauzę, nes menopauzė gauna labai labai mažą finansavimą visiems tiem tyrimam, tai žinom dar irgi labai nedaug. Ir ką šiandien kalbėjom, galbūt po metų jau bus pasikeitę rekomendacijos, gal mes turėsim kitų tyrimų. Tai klausimas, žinau, kad turit Instagramą, turit Facebooką? Turiu Facebook, yra ir Facebookas. Pasakykit visus savo Instagramo, Facebooko, kur jūs galima sekti, nes jūs dalinatės visą šią informaciją svarbę, kur galima jūs rasti? Tai mus galit rasti Instagrame, man ne pauzė, tai puslapis apie tą peri ir menopauzę ir kaip jai pasiruošti, tai visų amžiaus moterims, ne tik peri ir menopauziai. Taip pat tą pačią informaciją talpinam ir Facebook'e, kas nenori Instagramo dalintis. Ir nuo kitos ar dar kitos savaitės, kaip išeis, pradėsim ir Facebook'o grupę, kur galės moterys dalintis patirtim ir klausimais, kur darysim laivus įvairiom temom. Tai bus Facebook'o grupė, irgi tikriausiai tuo pačiu pavadinimu man ne pauzė. Ir aišku, yra mano asmeninis Instagramas, ten irgi mane galit sekti ir tikriausiai pradėsim ir daugiau projektų, ar podcastą, ar YouTube, tai tiesiog sekit mus ir ten gausit visas naujienas.
O mes patalpinsim visą informaciją aprašyme, ten rasite Dovilės visus adresus ir nuorodas į jos profilius, tai tikrai galėsite pasiekti viską sužinoti iš pirmų lūpų, o aš labai dėkoju Dovilė už šitą laiką ir neįkainojama šitą informaciją, kuri tikiu padės daugeliui moterų. Ačiū Jums labai, kad buvot su mumis. Ačiū, kad klausėt, domitės ir dalinatės su visais. Ačiū labai.